Jei sumanėte įsirengti sieninę spintą ar net spintą kambarį, pradėti reikės nuo tinkamos nišos, kurioje bus naujoji spinta paruošimo. Niša turi būti suremontuota, tai yra visi baigti remonto apdailos darbai. Ir jeigu mes ruošiame sieninę spintą įrengti naujos statybos name, ta prasme, kad tai yra projektavimo stadijoje arba remonto stadijoje, labai svarbu tuomet formuojant nišą ir tinkami nišos išmatavimai. Svarbiausias rodiklis – nišos gylis. Specialistai rekomenduoja, jog atstumas būtų 70 cm. Tai patogiausia kabinti drabužius ant pakabų. Sieninių spintų pertvaros yra gaminamos iš plokštės arba iš aliumininių stovų, tai yra daugiafunkcinė aliumininė sistema. Spintų lentynos gali būti gaminamos iš įvairių medžiagų, tai laminuota medžio drožlių plokštė gali būti naudojama, medžio dulkių plokštė, gali būti masyvas, stiklas naudojamas. Speciali į nišą montuojamų sieninių spintų sistema, nepaliekanti plyšių tarp spintos konstrukcijos ir nišos. Spinta renkama baldinėmis sąvaržomis ir turi visas spintai reikalingas konstrukcijas, tai yra šoninės sienelės, dugnas ir stokas. Spinta, kaip ir bet kuris kitas baldas mūsų namuose, ne tik atlieka numatytas funkcijas, bet ir džiugina akį, sukuria jaukią atmosferą. Nesvarbu, ar pasirinksite spintą aliuminio rėmuose ar berėmėje sistemoje, svarbiausia tinkamas užpildas. Dažniausiai pasirenkamas stiklas, kurio tiesiog yra didelis spalvų pasirinkimas ir įsirengiant būstą namuose, darant kažkokį tai remontą ar pasirenkant kitus baldus, galima lengvai pritaikyti stiklo spalvą prie sienų, prie kitų baldų. Populiari yra dažyta medžio dulkių plokštė, kadangi vėlgi didžiulė spalvų įvairovė ir šias duris galima įvairiai dekoruoti, galima išfrezuoti, įvairūs raštai galimi. Arba galite pasirinkti šiuo metu populiarų fototapetą, tarkime su kelionių nuotraukomis. Tai bus puiki alternatyva paveikslui.